Sveiki, su jumis sveikinasi laida Tavo galimybė. Šios laidos metu susipažinsime su itin prasmingas veiklas vykdančiais pašnekovais. Tavo galimybė tai vienas iš kaimo tinklo narių projektų finansuojamų pagal kaimo plėtros programą. Kaimo tinklas vienija kaimo plėtros procesuose dalyvaujančias institucijas bei asmenis. O šios organizacijos tikslas gerinti kaimo plėtros programos įgyvendinimą, dalintis patirtimi bei gerąją praktiką ir gerinti kaimo plėtros programos vertinimą. Tad sėkmės istorijos jūsų dėmesio. Labą dieną. Esu automobilių sporto klubas Extempas pirmininkė ir jau 20 metų, galima sakyti, turiu reikalų su šia akmenės trasa, nes tenka jai vadovauti. O viskas prasidėjo, gan sakyčiau, paprastai, nes čia buvo smėlio karjeras. Jie sumanė rekultivuoti ir gyvendami čia pat ir vyras turėdamas jau sukonstruotą savo bagį norėjo, kad šalia namų būtų kroso trasa ir sūnus taip pat galėtų taip įdomiai kartu su tėčiu leisti laisvalaikį. Tai tam, aišku, reikėjo ir leidimo, ir pritarimo jau iš Akmenės rajono seniūnijos. Buvęs seniūnas Jonas Katauskis tam pritarė ir tai prieš 20 metų mažais žingsneliais pradėjome žymėti trasą, ją apželdino. Ir, aišku, reikėjo dėti daug pastangų, ją suformuojant tvarkingai. Šiek tiek metų eigoje ji keitėsi, kažkur pasikeitė posūkiai, tačiau pagrindas ir kilometražas išliko tas pats ir trasa yra 850 metrų ilgio ir taip nuo 10 iki 14 metrų pločio. Tai anksčiau pradėję varžybas atidarė prieš 20 metų, jos, aišku, buvo impulsyvios, vykdavo po 3-4 kartus metuose, tačiau su kiekvienais metais didėjo reikalavimai, didėjo varžybų organizaciniai rūpesčiai, tad jų kiekį teko mažinti ir pastaruoju metu mes vykdome taip 2-3 varžybas metuose ir tai kitokių renginių, nes daug yra mėgėjų ir kitokių sporto šakų, kaip dviračių. Jau 5 metai yra, čia startuoja šioje trasoje dviratininkai, MTB kroso dviračių mėgėjai ir palei Akmenės Dabikinės upę per Akmenės gamtos kultūros parką driekiasi 20 km ilgio MTB dviračio trasa. Taip, kad čia renkasi ne tik automobilių sporto mėgėjai, taip pat, kaip matote, galbūt yra jau po truputėlį lyginamas kalnas ir jis to įgaus iki rudens savo vaizdą, koks jis atrodys. Jis taip pat bus apželdintas. Ir čia vyks žiemos pramogos. Galbūt ne tik žiemos, galbūt sugalvosim ir vasaros sezonui kažką tai numatyti, ką tai duos. Tai aišku, mūsų vietiniai bendruomeniai, aplinkiniams rajonams turėtų būti kažkokios tai įdomios pramogos, nes
ir vasarą atrodo yra čia ką veikti, bet bandysim padaryti, kad ir žiemą būtų ką veikti. Prieš 7 metus, 14 metais, čia per Akmenės vietos veiklos grupę mes gavome paramą šiai trasos, tos teritorijos infrastruktūrai sutvarkyti, nes neturėjome nei teisėjų bokštelių, nei pačios teisėjams skirtos patalpos, taip pat atsivedėme čia elektrą, padarėme požeminius vandens nutekėjimus, kad kuo mažiau neštų trasą ir viskas visas vanduo yra nukreiptas į esantį čia tvenkinį. Pasistatėme teisėjams pertraukų metu susirinkti pavėsinę. Ir yra vietinė įgarsinimo sistema varžybų metu, nebereikia tampyti elektros laidų. Tai žiūrovams tai tikrai pagerina varžybų stebėjimą. Na ir aišku, pasitvarkėme starto zoną ir pasidarėme atitvarus, kad kuo saugesnės vyktų varžybos. Kas ateityje sunku galbūt prognozuoti, kaip ir sakiau, vis didėja reikalavimai, didėja draudimų sumos tiek patiems dalyviams, tiek organizatoriams. Tad esame gavę ne vieną kartą siūlymą daryti čia Lietuvos čempionatą, tačiau visą laiką susilaikome nuo to, kad mes galvojame, kad federacija turi pirkti paslaugą iš organizatorių, kad tai galėtų čia įvykti. Bet to nėra. Federacija apmoka galbūt didžiuosius kažkokius didesnius renginius. Ir mes kaip pasakyti, darėme tą trasą dėl to, kad paprasčiausiai žmonės turėtų kur leisti laisvalaikį. Tai būtų žmogui pramoga, ne komercija. Tai ir pasiliekame ties tuo, kad čia galėtų rinktis, treniruotis.